Štai ir pribėgau prie savo 6 istorijos. Ja norėčiau pradėti žodžiais. Svajok plačiai. Kovok iš visų jėgų. Siek aukštų tikslų. O kai užklups abejonės, atmink, kad tu esi teisus. Vieni gyvenime šlovę ir pripažinimą pelno lengvai. Vieniems tenka atkakliai kovoti už savo idėją. Vieni gimsta turtingi, kiti ne. Tačiau visi jie tikri superherojai, didvyriai plačiaja prasme. Šiandienos superherojus Hailė Gebrselassie. Hailė bėgdavo rytais iš namų į mokyklą, o vėliau tapo geriausiu maratoninku sporto istorijoje. Hailės vaikystė prabėgo Etiopijos kaime su 9 broliais ir seserimis. Mokykla, kurią lankė, buvo už 10 kilometrų. Todėl vaikas įprato kasdien nubėgti į pamokas ir sugrįžti. Beje, suaugęs jis išsiskyrė keista kairės rankos pozicija per varžybas. Ranką laikydavo taip, lyg neštų mokyklinius vadovėlius. Hailės tėvas netikėjo sūnaus sportinę karjerą, kol šiam beveik nesukako 20. Kai tik jam buvo leista dalyvauti varžybose, Hailė ėmė skinti pergales viena po kitos. Per pirmasis 2 tarptautinės ilgų distancijų bėgimo varžybas, kuriuose dalyvavo, laimėjo 1 ir 2 vietas. Po metų laimėjo 1 iš 4 tarptautinių apdovanojimų. Tikras rekordas, nepaisant to, kad netyčia numynė kito bėgiko sportbatį, o šis nusprendęs bėgti su vienu batu vos neaplenkė mūsų herojaus. Per sėkmingiausią karjeros laikotarpį Hailė nepraleido nei vienų varžybų. Taigi, nėra ko stebėtis, kad pasiekė daugybę pergalių. 27 kartus laimėjo pasaulio čempionatuose ir neįtikėtina 61 kartą Etiopijoje. Ilgainiui patirtos traumas ir problemos dėl astmos trukdė pirmauti varžybos, tačiau Hailė liko savo ištikimas. Sulaukęs 36, Berlyne pagerino savo asmeninį rekordą. Meilę ir atsidavimą sportui jis pademonstravo 2015 metais, kai nusprendė baigti karjerą ir tarė: nebedalyvausiu varžybose, tačiau bėgimo neįsižadėsiu. Negaliu nebėgioti, bėgimas yra mano gyvenimas. Nuo tada jis remia savo šalies talentus ir vykdo Etiopijos sporto federacijos prezidento pareigas. Tikiu, kad Hailei padėjo tapti tuo, ko yra viena savybė – tvirta valia, neleidusi sustoti ir pasiduoti svyravimams, begalinė valia, padėjusi siekti tikslo, kuo greičiau pasiekti finišą. Na, o tu, ar galėtum būti toks greitas kaip Hailė? Gal pabandom šiandien kartu? Įmesk į komentarus, kiek nubėgai. Iki!